Vilniuje įvyko Lietuvos tarybų socialistinės respublikos aukščiausiosios tarybos pirmoji sesija. Liaudės atstovai susirinko nužymėti tolimesnius kelius Respublikos liaudės ūkių išvystyti ir kultūrai pakelti. Deputatų tarpe socialistinio darbo didvyriai, pramonės pirmūnai, pasižymėję gyvulių augintojai, stalininės premijos laureatai. Sesiją atidarė vienas seniausių deputatų, profesorius Jonas Kriščiūnas. Vyriausybinėse ložėse partijos vadovai, aukščiausiosios tarybos prezidiumo nariai, ministrai. Pranešimą apie naują Respublikos valstybinį biudžetą padarė finansų ministras deputatas Aleksandras Drobnys. Biudžeto pajamos ir išlaidos viršė 1,5 milijardo rublių. Tarybų Lietuvos, kaip ir visos tarybinės valstybės biudžetas, yra taikos biudžetas, kurio pagrindinės lėšos skirtos darbo žmonių gerovei pakelti. Diskusijose kalbėjo Vilniaus srities partijos komiteto sekretorius deputatas Pranas Oleka, Sostinės universiteto rektorius deputatas Jonas Bučas, Kretingos rajono sveikatos skyriaus vedėjas deputatas Liuda Kaminskaitė, Pasvalio rajono vykdomojo komiteto pirmininkas deputatas Adomas Gražinis ir kiti. Valstybinio biudžeto įstatymą sesija priėmė vienbalsiai. Klaipėda. Per pokarinį penkmetį miestas išaugo į stambų tarybų Lietuvos pramonės ir transporto centrą. Atstatytas ir galingais mechanizmais aprūpintas jūrų prekybos uostas. Prie jo krantinių sustoja laivai su kroviniais taikiai statybai. Socialistinėse lenktynėse, paspartintai iškraunant laivus, pasižymėjo jaunimo brigada, vadovaujama komjaunuolio Lado Butvilo. Nemažiau 160 nuošimčių. Toks kranininkės komjaunuolės Tatjanos Deškovos dienos išdirbis. Klaipėdos uosto kolektyvas darbo laimėjimais pasitinka gegužės 1. Šis naujas galingas dizelinis traktorius talkininkauja Klaipėdos rajono Pergalės kolūkio žemdirbiams. Dirva ne tik našiai, bet ir gerai įdirbama. Pavasario laukų darbai čia vykdomi kompleksiniu būdu. Įkandin artojų eina sėjėjai. Ši agrotechnikinė priemonė ir kryžminė sėja žymiai padidina derlingumą. Sparčiai vyksta sėja Vievio rajono naujojo gyvenimo kolūkio plačiose dirbose. Tikrai naujas gyvenimas kolūkiniam Lietuvos kaime. Amžiams dingo menko žabrelis, iš šiaudų pintos sėtuvės. Mechanizatoriams padedant, kolūkiečiai sėja baigia gegužės 1 išvakarėse. Garbingai įvykdytas įsipareigojimas, apie kurį Respublikiniam žemės ūkio pirmūnų pasitarime pranešė kolūkio pirmininkas Jonas Bucilinas. Stalinas. Su mintimi apie didįjį taikos vėliavininką, brangųjį Staliną, išėjo Vilniaus darbo žmonės į gegužės 1 demonstraciją. Šiandien visos žemės rutulio darbo žmonės žygiuoja su taikos šūkiais. Vieninga yra pasaulio tautų valia sužlugdyti karo kurstytojų kėslus. Tegu skrenda į ramų tarybinį dangų taikos balandžiai.
Mes taiką branginame kaip didelę palaimą. Mūsų ramų kūrybinį darbą, šviesius mūsų vaikų sapnus, saugo nenugalimoji tarybinė armija, didysis Stalinas. Kovoje dėl taikos kartu su visomis tarybinėmis tautomis mūsų respublika žygiuoja užbaigto penkmečio maršu, didingoje ateities statyboje, kurią nužymėjo didysis tarybinės liaudės vadas draugas Stalinas. Dešimtys Lenino rajono, kaip ir visos sostinės įmonių kolektyvų, sutiko gegužės 1-ąją viršiję gamybinius planus. Koja kojon su darbininkų klase žengė mokslo ir meno darbuotojai. Operos ir baleto teatro kolonoje gausus stalininių premijų laureatų būrys. Šio aukšto įvertinimo šiemet susilaukė ir rašytojai, ir kompozitoriai, ir dailininkai. Vešliai suklestėjo ir pražydo tarybinė lietuviškoji kultūra. Broliškoje tarybinių tautų šeimoje lietuvių tauta eina į šviesiąją komunizmo ateitį.